numeris 1 pasaulyje. Laidą pristato Stormar. Apranga pačiai ekstremaliausiai žūklei. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Įsibėgėjus rudeniui įsibėgėja ir rudeninis spiningavimo sezonas. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidoje žiūrovų laukia žūklė dar viename mūsų komandai naujame geografinėme taške. Aplankysime gan kaprizingą Angirių užtvanką Kėdainių krašte, kuri garsėja efektingo dydžio ešeriais bei kliuviniais, iš kurių dryžuočius nėra lengva iškrapštyti. Ko jau ko, o užlietų įvairiausių kliuvinių Angirių užtvankoje, tai įvairiausių medžių, krūmų, kelmų tikrai netrūksta. Pasakojimą iš pasimatymo su Lietuvos vidurio ešeriais kviečiame žiūrėti laidoje apie žūklę. Netrukus po reklaminės pertraukos. Štil numeris 1 pasaulyje. Japonų pasididžiavimas Valai Varivas – tai aukščiausia kokybė sukurta rimčiausioms dvikovoms. Slaptas spiningautojo ginklas, pasaulyje pripažinti masalai Bait Breath ir spalvingos SV mikrovartiklės. Sužinok daugiau angleris.lt. Štil numeris 1 pasaulyje. Čia laida apie žūklę. Atvėsus vandeniu ešeriai renkasi į didelius būrius ir žvejui ne visuomet lengva juos pasiekti. Tad kaip ešeriai iškrapštyti iš povandeninių krūmynų ir papasakosime šioje laidoje. Ešerių žūklei šiemet dėmesio skyrėme tikrai nemažai. Ankstyvą spiningavimo sezoną dar vasario mėnesį atidarėme Mūšos upėje, vėliau ešerius vaikėmės Kauno mariose, Švedijos ežerų platybėse, Nemuno aukštupyje. Mūsų komanda visuomet žavi ir domina naujų žūklės plotų paieška. Tad šį kartą bičiulių pakviesti esame Kėdainių krašte, kur keletą dienų praleidome ant Šušvės užtvankos bangų. Oras spiningavimui nors ir nebuvo labai palankus, termometras ryte rodė 5 laipsnių šalčio, šalo žiedeliai, vėjas kando žandus, tačiau ešeriai kibo ganėtinai neblogai, o daugiau žvejui nieko ir nereikia. Kai žuvis kimba, nejauti jokio diskomforto, atsiranda motyvacija sugauti dar ir dar, tad pasinėręs į masalų vietų ir žuvies paiešką, nepajunti, kaip baigėsi trumpa rudeniška diena, atnešusi daug teigiamų žvejiškų emocijų. Šiandieną mes žvejojame Angirių užtvankoje, čia įteka Šušvė ir būtent užtvenkta Šušvė ir sudaro šį vandens telkinį. Mus čia pasikvietė mūsų geras laidos bičiulis, tai Andrius iš Galvakavlis LT. Jis puikiai žino šias vietas, puikiai žino šį vandens telkinį ir čia telkinio reljefas labai išraiškingas, labai įdomus. Čia visų pirma tai yra senvagė Šušvės ir be to čia yra užlieti medžiai, įvairūs krūmai, įvairūs kiti kliuviniai, kuriuose ir slepiasi ešeriai. Ir būtent žvejojant čia ešerius yra tokia specifika, kad jų reikia ieškoti tuose kliuviniuose. Tai žinoma šiek tiek apsunkina žūklę, šiek tiek tenka palaidoti, padovanoti vandens telkiniui šiek tiek masalų, tačiau galbūt tame ir yra šios žūklės žavesys. Vos po kelių valandų žūklės Angirių užtvankoje supranti, jog šis vandens telkinys tiesiog sukurtas spiningavimui. Prie pat kranto čia gali rasti labai staigius gylių perkritimus, nesunku atrasti Šušvės senvagę ir didžiausią užtvankos gelmę, siekiančią daugiau nei 15 metrų.
Tačiau prie visų šių sveikintinų dugno įdomybių pasigėdome pagrindinio veikėjo – smulkios žuvies būrelių, kurių echoloto ekranas nė neketino rodyti. Kaip žinia, suradus smulkmę, žvejui yra prie ko prisirišti. Mat tikėtina, jog lengvą grobį visuomet ganys ir šalia tūnos plėšrūnas, tad ir vilties sugauti ešerį yra kur kas daugiau, nei tuščiai šukuoti kokį povandeninį kalnelį ar skardį. Tiesa, pradžia jau yra. Keli ešeriai susigundė tos vadinamosios čeburaškos ir silikoninio masaliuko deriniu, tačiau anot mūsų bičiulio Andriaus, net dėl to čia atvažiavome. Angirių užtvanka garsėja didelių ešerių gausa, tad plano A teks atsisakyti ir teks imtis rizikingo plano B – dryžuotojų plėšikų ieškoti jų slėptuvėse, užlietuose šabakštynuose, kurių kur jau kur, o šioje užtvankoje tiek, kad nors vežimu vežk. Pirmiausiai tai, kaip visuomet ešerių žūklėje, ieškome mailiaus, ieškome ant šlaitų, būtent senvagės, ieškome kažkur prie kliuvinių, bet toks šaltas oras ir staigiai vėstantis vanduo ir be to kapanti saulė danguje be debesėlio sako, kad mailiaus nerasime. Dažniausiai tokiu metu ir esant tokioms oro sąlygoms mailius būna pasislėpęs kažkur tai, gilumose, kažkur tai sulindęs į kažkokias tai, sakykim, slėptuves, sakykim, be abejo, ten reikia ieškoti ir ešerių. Ir būtent, kelias valandas praleidę ieškodami mailiaus, bandydami tose vietose, kur, dažniausiai Andrius ir žvejodavo, tuos ešerius, kur sužvejodavo, ėmėmės kitos taktikos, tiesiog ieškoti, po vandeniu esančių įvairiausių krūmų, medžių užlietų ir visokių kitų kliuvinių. Ir, mūsų taktika, sakykim, šiek tiek pasiteisina, nors kalbėti apie gerą kibimą tikrai negaliu. Kimba ešeriai, tačiau kimba tikrai, sakyčiau, ne taip, kaip norėtųsi. Nors be abejo, ko reikėtų tikėtis, sakykim, jau tokį šaltą rudens dieną, kuomet džiugina net ir keli atsargūs kibimai, džiugina kelios ištrauktos, gražios, margos žuvys. Ko gero, žūklė tarp daugybės kliuvinių žavisi retas meškeriotojas. Tačiau, kai žuvys diktuoja savo taisyklės, reikia stengtis prie jų prisitaikyti. Nors neslėpsime, už kliuvimų ir masalų praradimų skaičius ūgteli bent 5/5. Taip, tikrai ne 2 ir ne 3, jei ešerį iš jo povandeninės slėptuvės vilioji tam pritaikytą elementarią sistemėlę. Ko jau ko, o užlietų įvairiausių kliuvinių angirių užtvankoje, tai įvairiausių medžių, krūmų, kelmų tikrai netrūksta. Ir tai reikia tiesiog surasti tos kliuvinius ir bandyti juose žvejoti. Žinoma, tai nėra paprasta, nes reikia panaudoti tam tikrą sistemą, kuri nesikabintų į tuos medžius, į tas šakas įvairiausias, kiek įmanoma. Žinoma, visiškai išvengti to neįmanoma, tačiau sumažinti praradimų skaičių tikrai galima. Jeigu žvejotume, sakykim, paprasčiausių mikrodžigų, tuomet, kai yra mikrodžigas pritvirtintas džigo galvutė su masalu pritvirtinta tiesiai prie valo, tai užkibimų tų kliuvinių būtų tikrai daug sužvejota, sužvejota, tai reiškia, kad paleisti masalai palikti krūmynuose, o mes štai naudojame Andriaus patarimu tokią sistemėlę, tai yra ta vadinama paternoster sistema, kai prie trumpojo pavadėlio yra tvirtinamas svarelis, o ilgas pavadėlis, maždaug metro ilgio, yra skirtas pririšti kabliukui, ofsetiniam kabliukui ir ant jo užvertas masalas. Beje, masalas vėlgi veriamas tam tikrų būdų, kabliuko pats smaigalys slepiamas masale, nes būtent pats smaigalys, eidamas kažkur tai traukiamas per šakas, jis dažniausiai ir užkimba, už šakos užsikabina ir jau, kaip sako, žvejai mirtinai užkimba ir jo ištraukti neįmanoma, tenka masalą palikti dugne, papuošus kažkokią tai povandeninę šaką. O štai tokiu būdu žvejojant tų kliuvinių, kaip sakiau, ir praradimų yra gerokai mažiau ir tai galbūt šiek tiek sumažina sistemėlės jautrumą, negalime pastebėti kibimo, sakykime, pradžios, labai dažnai būna taip, kad tempiant tiesiog pajauti, kad kažkas kabo, kažkas sunkaus yra, bet tempiasi, nes vėlgi tempdamas masalą per šakas negali, pakirsti, bandyti kirsti, nes tokiu atveju tikrai kirsi kabliuką į šakas, į kliuvinį ir bus viskas, o tempi ir jauti, kad tempiasi, kad kažkas lyg yra žuvis, truputėlį stipriau pakirti ir
yra žuvis, žodžiu, ir užkibus, ir traukia ją į krantą. Žinoma, ne paskutinį vaidmenį vaidina ir svarelio forma. Mes naudojame svarelius, lašo formos, ištemto lašo formos. Tuomet jis lengviau persiverčia per kliuvinį. Jis tiesiog neapsisuka aplink įvairias šakas, mažiau, sakykime, apsisuka visai. Negalėčiau teigti, kad visai niekas neįvyksta, kad visai nekimba. Tikrai užsikabina, bet gerokai mažiau. Be abejo, svarelis turėtų būti su suktuku, kad dar suktųsi, kad nesusuktų valo. Na ir kalbant apie masalą, vėlgi, kai kurie masalai, kaip šitie, kur mes naudojame, jie yra neutralaus plūdrumo. Kartu su kabliuku jie tiesiog planiruoja vandens plotmėje ir, sakykime, neskęsta labai paprastai, jis tiesiog plaukia, dėl to neturi tokios galimybės kažkur tai apsisukti, užsivinioti dėl savo, sakykime, skendimo greičio, dėl svorio. Todėl tai irgi yra svarbu, kad masalas turėtų kiek įmanoma labiau neutralų plūdrumą. Tai sumažina, kaip sakiau, praradimų skaičių, sumažina užsikabinimų, mirtinų užsikabinimų į dugno kliuvinių skaičių ir, sakykime, pagerina žūklės kokybę. Kągi, panašu, jog kelią į Angirių ešerių skrandį rasti pavyko. Nors ir neįtin aktyviai, ataką kartodami net po 2-3 kartus, ešeriai masalus rijo ir sulig kiekviena sugauta žuvimi nuotaikos kreivė mūsų valtelėje kilo tik aukštyn. Žiūrėk, aprimo kibimas, susirandam kitą kliuvinių ruožą ir veiduose vėl šypsenos, lengvo spiningėlio viršūnė, vėl krato žuvis. Kimba ir maži, masalą vos sugebantys apžioti ešeriukai ir solidūs 5-6-800 gramų sveriantys plėšikai. Kalbant apie paskutiniuosius sistemėlės centimetrus, masalus, kuriuos naudojame šioje žūklėje, juos atsirinkome gan greitai. Po kelių bandymų grįžome prie tų pačių Japonijoje pagamintų guminukų, kuriuos naudojome dar vasario mėnesį žvejodami Mūšos upėje. Metams apsisukus ir vandeniui stipriai atvėsus, pasyviam darbui užprogramuoti masalai vėl atsivėrė visų savo gražumu. Labai įdomus dalykai dedasi naudojant masalą. Kažkodėl tai šiame vandens telkinyje, ir kituose vandens telkiniuose, kuomet vanduo labai stipriai atvėsta, aktyvūs masalai, aktyviai dirbantys su degėlėmis, nelabai veikia. Žinoma, kai žuvis aktyvi, kai ešeriai, kimba tiesiog kaip pasiutę, be abejo, nėra problemos. Tačiau, kai jie yra neaktyvūs, kai nenori išlysti iš savo kero, kurį lindę po vandeniu, kai juos reikia kažkaip tai iškrapštyti, tuomet reikia jiems įsiūlyti, ir mes šiandien būtent tą pastebėjome, reikia jiems įsiūlyti neaktyvius masalus, kurie dirba, sakykime, labai pasyviai. Pasyviai tai reiškia, kad neturi kažkokių labai aktyviai veikiančių, dirbančių detalių, kaip štai, va čia ir aš naudoju tokį, imitaciją, tokią varlytės imitaciją, kuri dirba tik tai šiek tiek pats galas, pačios kojytės ir jisai tiesiog planiruodamas, sklęsdamas, išprovokuoja ešerį pulti, nes jam tai atrodo kaip kažkoks tai, sakykime, maistas, kurį labai lengva yra sumedžioti, kuris tiesiog, plaukia pro šalį ir kurį tai reikia įsižioti, šiek tiek paplaukti ir pagriebti. Nes kuomet vanduo stipriai atvėsta ir kai vandens temperatūra staigiai krenta, tuomet, ir ešeriai pasidaro tokie šiek tiek pasyvūs ir jie nenori vaikytis kažkokio aktyviai judančio masalo, tuomet jiems tinka ir štai tokios vėžiukų, varlyčių imitacijos, jiems tai tinka, nes ir varlytė, kuomet atvėsta vanduo, ji kažkaip tai lėtai plaukia po vandeniu, ešeriui tai tinka ir jis ją bando sumedžioti. Beje,
žuvyje tai vis tik daug energijos duodantis maistas turėtų būti, sakykime, vis tik tais apimtis didelė, sakykime, mėsos gabalas, maisto gabalas didelis ir jis, nepraleidžia progos juo pasivaišinti. Vėžiuko imitacijos panaudojimas žūklėje, ešerių žūklėje taip pat ne iš piršto laužtas, nes, daugelį vandens telkinių, kur tikrai yra nemaža vėžių, tegul jie invaziniai ar dar kažkokie tie vėžiai, būtent vėžiukais ir maitinasi ešeriai. Dažniausiai, įskrodus ešerį, didelį ešerį, jo gaužys pilnas būna, pilvas pilnas būna mažų vėžiukų. Tai reiškia, kad jie juos medžioja, jais maitinasi, nes tai vis tik yra vėžiagyvis yra labai, maistingas ir tai yra puikus, sakykime, energijos šaltinis tam pačiam ešeriui, netgi jis, jeigu yra ir neaktyvus, šiek tiek pasyvokas. Tai štai dėl tos priežasties ir mes naudojame šiandien taip pat ir vėžiukų imitacijas. Beje, vėlgi reikia žaisti su spalvomis, nes keičiantis apšvietimui, keičiantis gyliams, keičiantis, kažkokioms kitoms sąlygoms, tie spalvos veikia tai vienos, tai kitos spalvos, todėl čia vėlgi tinginiauti nereikia, reikia dažnai keisti, rasti atitinkamą spalvą, veikiančią, dirbančią ir rezultatas, tikrai bus. Naudojame šiandien, bandėme ir visus kitus masalus su aktyviai dirbančiomis uodegėlėmis, dėja jokio efekto iš vis nepastebėjome. Ir tik per krūmynus, per įvairiausius, kliuvinius temdami štai tokį masaliuką, vėžiuko, varlytės imitaciją, turėjome kibimų ir turėjome rezultatyvių ištraukimų žuvies į valtį. Tai reiškia, sužvejojame keletą tikrai neblogų ešerių. Žvejodami šiais masalais mes jau ankstyvą pavasarį, galima sakyti, dar vasario pabaigoje atidarėme spiningavimo sezoną Mūšoje ir vėlgi, kaip sakiau, kibo būtent naudojant tokius masalus, pasyvaus darbo masalus ir dabar tas pats, staigiai vėstant vandeniu, kuomet ešerys nėra aktyvus, būtent va šie bait brief masaliukai vėlgi dirba ir vėlgi parodo savo efektyvumą. Nors vasarą mes juos bandėme, tokio efektyvumo nebuvo. Geriau dirbo visi masalai veikiantys, aktyviau, daug aktyviau, su aktyviamis uodegėlėmis, o dabar štai ir ankstyvą pavasarį ir dabar būtent va štai šie vėžiuko ir varlytės imitacijos masaliukai, pasirodė tik tais iš geriausios pusės. Kaip pravesti ant ilgo pavadėlio pririštą pasyviai dirbantį masalą? Klausimas retorinis. Jei sąžiningai, galima tik spėti, kokius judesius jis atlieka slinkdamas per dugno kliuvinius, krisdamas nuo šakos ant šakos ar lipdamas per kelmą. Todėl galima sakyti, jog visi į galvą šovę pravedimo variantai, timptelėjimai, pauzės ir trūkčiojimai yra teisingi, jei žuvis užkimba. Greičiausiai vis tik didžiąją darbo dalį atlieka pats masalas, jos spalva, skonis, o pravedimas lieka antrame plane. Mat, žvejojant tarp kliuvinių, užduoti norimą ritmą ir tiksliai kontroliuoti masalo darbą yra labai sudėtinga. Žinoma, dirbant tokiu masalu reikėtų, pačią pravedimo techniką šiek tiek tobulinti, nes tai yra svarbu, masalas neaktyvus, aktyviai nedirbantis, mes jį turim pateikti taip, kaip, jis natūraliai galbūt elgiasi vandenyje, natūraliai varlytė, natūraliai vėžiukas kažkoks, vėlgi vanduo, kaip sakiau, vėsus, gana šaltas, todėl ir tie gyviai, jie, juda nelabai aktyviai, tačiau vis tik bėgdami nuo grobonies, jie gali šiek tiek, pagreitinti savo judesius. Dėl to mes ir žvejojame taip, užmetę, palaukime, kol nusėda masalas į dugną ir truk šiek tiek. Tai tas masaliukas pakyla, suvirpa ir lėtai skęsta. Vėl truk pakyla, suvirpa, vėl lėtai skęsta. Ir tai, ešeriams turėtų atrodyti, mes taip manome, kad turėtų atrodyti natūraliai, kaip natūralus, varlytės judėjimas, natūralus vėžiuko judėjimas ir jie, nejausdami kažkokios tai apgaulės, tą masaliuką drąsiai puola, drąsiai ragauja. Žinoma, pasikliauti vienu tik tokiu ir ne kitokiu pravedimo būdu būtų kvaila. Plėšrios žuvies žūklėje visada reikia bandyti įvairiausius įmanomus masalo pateikimo būdus ar jų kombinacijas, nes žiūrėk, vidutinį kibimą labai geru gali paversti koks nors papildomas truktelėjimas, pakelimas ar kitoks žaidimo masalų elementas. Šiuo atveju angirių užtvankos ešeriai mieliausiai rinkosi lengvai sklendžiantį, kas sekundę ar kelias trumpų riešo judesių timpteltą masalą.
Jei tik sistemėlę pro kliuvinius pravesti pavyko sėkmingai, tikėtina, jog kažkur netoliese pasislėpusio kupriaus nervai tikrai neišlaikys. Ešerių žūklės spiningų jau senai neįsivaizduojama be viso lengvumo, jautrumo ir kitų plonybių gerumo. Ešerių jau nieks nežvejoja sunkiais spiningais ar storais valais, mat subtilūs įrankiai ir jų visuma leidžia apgauti atsargią ir labai įtarią žuvį. O šių dviejų charakterio bruožų ešerys tikrai nestokoja. Kalbant apie valą, tai pagrindinį naudoju pintuką, ploną pintuką, maždaug 1200 mm storio. Na, o sistemėliai be abejo ešeriams visuomet naudoju fluorokarboninį valą. Visų pirma, jis atsparesnis yra gerokai atsparesnis įvairiems dugno abrazyviniams kliuviniams, per kuriuos reikia pertimti, tai įvairiausios dreisenos ar dar kažkas tokas yra dugne. Jis tiesiog, nepasižydžia taip greitai. Ir antra, tai kad, vanduo jau yra gerokai nuskaidrėjęs, tikrai jau, sakykime, matomumas vandenyje yra apie 2 metrai, todėl ešeriai labai reaguoja į įvairų kitokį valą, fluorokarboninį valą jie, tas pastebi sunkiau ir kibimų pastebėta, kad yra daug daugiau, būtent naudojant fluorokarboninį valą. Net žvejodami Švedijoje, kur žuvies tikrai labai daug, ešerių labai daug, regis, ką berištum viskas gerai, tačiau pastebėjome, kad būtent fluorokarboninį valą naudojant pavadėliams rezultatas beveik 2x geresnis. Todėl visiems, kas dar nepabandė fluorokarboninio valo, aukštos kokybės fluorokarboninio valo, pabandykite, tai sutaupysite, sakykime, daug sistemėlių būtent žvejodami, kur dugnas yra pilnas įvairiausių abrazyvinių detalių, o plus ir pagerės žūklės kokybė, nes kibimų turėsite, manau, kad gerokai daugiau. O kibimų angirių užtvanka mums tikrai padovanojo nemažai. Šį kartą čempioniškai pasirodė mus į žūklę pasikvietęs Andrius. Jis puikiai pažinodamas šių vandenų ypatumus sugavo gerą 10 gražių ešerių, o mums tai buvo ir puikiai patirtis, ir dar vienas pažymėtas taškas laidos geografinėme žūklės žemėlapyje. Kaip matėte, rudeninis ešerių spiningavimas tikrai nėra beviltiškas laiko švaistymas. Teisingai pasirinkus masalą, sistemėlę, vietą, pagaliau vandens telkinį ir dienos metą, galima tų ešerių tikrai neblogai prižvejoti. O toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką didelio, siųsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apie zukle@gmail.com. Būtinai įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasakok, kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kurią mūsų laidos draugai žūklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Pagaliau mūsų konkurse pasirodė tikrai didelės lydekos. Šį kartą be jokių dvejonių pasveikinti norime Liną Budrį, kuris Minijos upėje sugavo 114 cm ilgio lydeką. Nors žuvis ir nebuvo pasverta, tačiau neabejotinai, ji turėjo sverti daugiau nei 10 kg. Labai džiugu, jog žvejys trofėjų paleido į gimtuosius vandenis ir šis gražus gestas jam pelnė mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigtą prizą. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų. Na kągi, sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją, dėkojame jam už tikrai gražų gestą gamtai ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate? Laidą pristato Stormar – apranga pačiai ekstremaliausiai žūkliai. Štil numeris 1 pasaulyje.